Juozapas buvo teisus vyras, tai yra žmogus gyvenęs pagal savo religijos įstatymus. Tačiau jo širdis buvo didesnė už vien taisyklių laikymasi. Jis mokėjo matyti toliau, peržengti įstatymo raidę ir išvelgti kito žmogaus gėrį. Pagal įstatymą Juozapas galėjo pasitraukti nuo Marijos, buvo teisinga pasakyti, kad vaikas ne jo. Buvo teisinga nusiplauti rankas ir neprisimti atsakomybės. Pagal visas normas jis būtų buvęs teisus ir pateisintas, tačiau Juozapas pasirinka kitą kelią. Jis yra tikras vyras, nesugeba nepaklūsti savo instinktui, nepaklūsti lengvam teisinga sprendimui. Jo vyriškumo pašaukimas gimsta tada, kai jis prisima atsakomybę, saugoti, globoti, ginti gyvybę, o neslėptis už pasiteisinimą. Juozapas brandus, ne pagal amžių, bet pagal širdį. Kodėl? Nes jis mokėsi klausytis Dievo, tartis su juo svarbiausiais gyvenimo klausimais. Jo malda nebuvo greitų atsakymų paieška. Tai buvo klausimai išgyventi, iškentėti, iškovoti. Juozapo sapnas, kuriame jis girdi Dievo balsą, nėra paprastas miegas. Tai simbolis vidinės kovos. Kovos su savimi, su tikrove, su sprendimu, kurį reikia priimti. Gyvenime būna daug audrų, daug krizių. Tai yra sprendimų momentai. Nepriimkime jų skubotai, kaip dažnai darome. Mokykime tartis su viešpačiu, su viešpaties angelu, su išmintingu Dievu gyvenančiu žmogumi. Kiek daug santuokų, draugysčių, pašaukimų ir įsipareigojimų sugriūva. Nes sprendimai buvo priimti skubant, klausant pykčio, nuoskaudos, nepasiteikinimo. Kiekvienam svarbiam sprendimui reikia kovos, klausimo, maldos. Ir svarbiausia, pasiryžimo neieškoti vien savo patogumo, neginti tik savo interesų, bet turėti širdyje kito gėrį ir tai, kas iš tikrųjų verta. Adventas mus moko neskubėti. Mokytis laukti, mąstyti, ieškoti, klausti ir turėti drąsos likti ten, kur yra viešpats. Palaimintos dienos.